Labas. Esi naujas mano kanale, esu Simona, man 21 ir prieš kelis metus baigus mokyklą pradėjau keliauti po pasaulį. Šiandienos epizode matysite mūsų labai lietingą savaitę Italijoje. Papasakosiu, kaip mes čia atsidūrėme, kodėl paskutinę minutę viskas visiškai pasikeitė ir kokius mažiau populiarius miestelius čia lankėme, ką ragavom ir iš anksto perspėju, būkit pasiruošę ne vienam Sašos žemskierui. Realiai tik vakar nusipirkome bilietą atgal iš Italijos, nes planas buvo atgal parsigauti traukiniais, autobusais, nes mes norėjom dviratį vežti. Kadangi mes jokių traukinių bilietų iš anksto nerezervavome, mes pažiūrėjom, kad realiai pigiau gaunasi tiesiog nusipirkti skrydį atgal ir nusiųsti iš Italijos tą dviratį. Jo, tai planas kol kas tiesiog savaitę praleisti Italijoje ir kol kas tiek. Kol kas planas tik tuom ir baigėsi. Eilinį kartą įsitikinau, koks Vilniaus oro uostas yra mažiukas, nes visko susitvarkėme realiai per kokį pusvalandį. Ir kai nusileidome, mus giminės pasitiko su Piedina, kas yra tokia kaip itališka plona duonelė. Kai grįžom namo pas šeimą, kur kol kas ir apsistosime, buvo jau kokia gal 11 vakaro, tai realiai tiesiog pavalgėme ir iškartėjom miegot. Mūsų pirmą dieną Italijoje prasidėjo nuo parduotuvės ir labai įdomu, kad pas juos prosciutto, saliamis ir kiti panašus dalykai yra sveriami. Tiesiog prieini, paprašai kiek nori gramų, tau apjauna ir supakuoja. O dar kas buvo visai keista, tai kad sveriamus daržoves ir vaisius reikia imti pirštinėm. Negali tiesiog nuogom rankom. Dabar maža to, kad mes atvarėme per tą savaitę, kai lyja visą laiką. Tai mes ir šiaip iš esmės nelabai turėjom kažkokio plano, ką čia veikti. Čia mes esame prie Gardos ežero. Čia tiesiog yra toksai mažas, biški turistinis miestelis, nors kol kas čia kažkaip nei turistų, nei žmonių daug nėra. Nu gerai, to be fair, mes vaikštom gal 10 minučių kol kas. Ir šiaip čia va turėtų kalnai, kalnai biški matosi, bet jie čia turėtų šiaip žymiai geriau matytis, bet realiai visą savaitę plius minus toks oras dabar bus. O man patinka toks oras. Prama, šiaip man irgi. Aš jaučiuosi labai tą Miyazaki filmukę kokiam nors. Jo. Šitas miestelis yra labai populiarus dėl to, kad čia yra labai daug žmonių, kurie užsiema to rock climbinimu ir dviračiais. Ir mes, pavyzdžiui, kai eisim, pažiūrėkit, kaip čia daug parduotuvių su visokia įranga sportininkams. Impresyva, ne? Nu jo. Šitas miestelis, čia nieko nebus. O šitas kainuos, aš spėjau 180 eurų. Spėjau 108 eurai. 108 eurai. Aišku, su akcija, bet 400 eurų. Outfit čia pusė dalykų ne mano. Gerai, realiai tik dašytė ne mano ir lietrantis ne mano. Patagonija mano. Maikė iš Humanos, kelnis iš Kanados, kėdai on. Šiaip labai patogus kėdai iš tikrųjų. Ir neperšlapa. O, nereikia mes. Štems pasidariš. Liamba geras. Ir čia yra gelaterija, ją padarė bičas, kuris buvo rock climberis ir jis nusprendė, kad jis nori daryti ledus sportininkams, nes jis pats buvo sportininkas, bet ten yra atseit tokie žiauriai natural ledai, žiauriai bio-friendly, 100%, ten nenužudyti jokių gyvūnų jos darant. Ir ten yra labai daug foto pas jį su visokiais sportininkais. Tokių ledų Lietuvoje aš žinau, kur pavalgyti. Aš žinau, kur jūs gausite už 2 eurus tokią gigantišką porciją ledų. Nenormalus. Nežinau, kodėl aš vis pasiryžau keliauti iš to žmogum. Aš to atsimsiu iš tavęs skečio tas... Kaip vadinasi, kai tu sutiki privilegiją? Aš atsimsiu iš tavęs skečio privilegiją. Aš atsimsiu iš tavęs kameros privilegiją. Čia mano kamera. Čia mano kamera. Aš to užpulsiu tave. Žodžiu, bent jau kol kas čia turistų nėra daug. Ir va tokie miesteliai Italijoje man labai patinka. O kai aš buvau Florencijoje, ar Milane, ar Romoje, tenais yra gražu. Ir aš tenai šiaip keliavau dažniausiai žiemą, kai buvo nesezonas ir buvo irgi mažiau žmonių. Ir šiaip aš asmeniškai tiesiog nemėgstu daug žmonių krūvų. Dėl to man atrodo, kad fainiau yra, ypač Italijoje, nuklysti į tokius mažesnius miestus. Nes nežinau, kažkaip jie žymiai autentiškesni atrodo. Čia kaip New York'e. Nu labiau New York'e kaip čia. Jo. Teoriškai gaunasi. A ne? That good? Čia kaip marinara. Žodžiu, nors dar vis lietus yra. Ir šitam, kadangi miestelėje šiaip nelabai yra ką veikti ir mes nelabai norim tiesiog namuose sėdėti, mes nusprendėm vis dėlto su dviračiais prasivažiuoti, nes lietus šiaip nėra antiek stiprus ir matėm, kad žmonės važinėja su dviračiais, tai... Aš mačiau. Saša matė, aš nemačiau. Ar mes galimai sušlapsim kiaurai? Yra tokia tikimybė. Bet čia gerai, čia faktas. Šiaip žiūriu, faina, kad nors ir lietus, bet nėra vėjo ir yra šilta.
Pirmą kelionės dalį mes važiavome per visišką lietų, bet privažiavus Gardos ežerą mums labai pasisekė, nes nustojo lyti, išlindo saulė ir nors jau su peršlapusiom kelnėm, toliau važiavome per sausą kelią ir dar privažiavome kažkokį labai gražų tunelį palei ežerą. Grazie. Net sausiniuką davė. Sausiniuką davė? Man davė sausiniuką? Ir tau ir man davė sausiniuką. Užsakėm kapučino. Šiaip Italijoje žinau, kad niekas neužsako kapučino po pietų ir geria tik rytais, nes tipo apsunkina skrandį. Žiūrėjau, man tai visą tiekinga, kaip italai tipo sako, kad apsunkina skrandis kapučinas po pietų, bet tuo pačiu jų vakarienė yra iš ten 3 makaronų patiekalų. Kainavo 2 eurus kapučinas šitas padelis. Jeigu norite eiti labiau ten, kur vietiniai, italai eina į kavos, dažniausiai tos vietos atrodo tiesiog kaip baras, o ne kaip kavinukė, kaip ten Lietuvoje. Šiaip aš tai visai atrodo kaip kavinukė. Bet dažniausiai būna apjungta su baru. Bet šitą vis tiek atrodo biškai tokia turistiška, bet šitas miestelis iš esmės atrodo gan turistiškai, tai aš nežinau, ar čia galima tokių vietinių, autentiškų vietų labai rasti. Good. Ir sausinukus su savimi atnešiu. Tu esi valgys netgi? Aš netgi suvalgysiu. O, čia skanu. Šiaip dar pastebėjom, kad italai kažkaip nėra labai, kad draugiški būtų. Jie visiškai nėra draugiški. Visiškai nėra draugiški. Jie labai panašiai kaip prancūzai arba ispanai, nes jie tipo pyksta ant tavęs, kad tu nemoki jų kalbos. Aš šiaip, kai buvau maža, aš galvojau visą laiką, kad kaip tik šitose šalyse, kaip Prancūzija, Ispanija, Italija, žmonės žiūri gerai šnekės angliškai, nes čia taip daug turistų, bet atvirkščiai, realiai. Beje, jeigu artimiausiu metu irgi esate susiplanavę kažkokių kelionių, vienas svarbiausių dalykų jų metu yra internetas. Ir tą progą noriu papasakoti apie šio video rėmėjus Seilį. Pati su jais keliauju jau virš metų ir čia yra lietuvių kurta programėlė, kur iš anksto galite įsigyti interneto duomenis, kad tiesiog, kai jau atskristumėte į tą šalį, iškart jums aktyvuotųsi internetas. Ir nesvarbu, ar keliausite į Japoniją, ar po Europą, ar tarkim tyrinėsite kažkokį regioną kaip Pietų Ameriką ir norite turėti interneto planą, kuris galios visom tom šalim, tai Seilį turi planų virš 200 regionų ir planų turi ir įvairių dydžių, ir kainų, ir jūs dar galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kuris suteiks 15% nuolaidą ir po to tiesiog pirkti jau planus tai šaliai ar tam regionui visam, į kurį vykstate. Tai Seilį labai ačiū, kad parėmė šį video, o jūs kviečiu atsisiųsti programėlę ir kai pirksite kažkokį planą, pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kad jums dar būtų pigiau. Tai galiausiai 4 dienas leidome pas šeimą ir beveik visos jos buvo lietingos ir gan ramios. Gaminome, žiūrėjom Breaking Bad, montavom video ir kai nusiramino lietus, dar ėmėme paeksplorinti pačio Arko miestelio, bet tiesą sakant, kadangi jis yra antiek mažas, tai dar kartą eiti į miestą jau nelabai buvo prasmės, tai mes dar tiesiog patyrinėjome aplinkui esančią gamtą. Saša iškepė kažkokį sveikuolišką ryžių, miltų ir jogurto. Mes išgerim 2 kavas ir Saša kažkaip tai neigiamai veikia. Aš turiu 3 kavą. Man baisu. Aš jau numesiu savo adresą, jūs prašau išgelbėkit mane. Čia žinai, kaip tipo pirštai po vonios. Fū, nusimona. Šitą tai galėjo biškai daugiau būti, aišku. Na gerai, gal jeigu ištepliuosiu normaliai. Šiaip, realiai Italiją mes atvarėme ne tik be plano, bet ir nelabai su kažkokiu dideliu biudžetu, nes, realiai, ką mes planavom čia veikti, tai atvaryti, vieną dieną pabūti, pasiimti Sašos dviratį ir varyti atgal. Aš turiu klausimą. Viskas, manęs nebuvo, išeinu, viskas, nebuvo manęs. Kol kas kaip klostosi mūsų šitą kelionę, kad mes 4 dienas maždaug pabuvome pas giminės. Rytoj mes varome su autobusu iki tokio Kalvačeselė. Aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip tarsi šito miestelio pavadinimą. Kad jūs suprastumėt, mes kai žiūrėjome, kas tame miestelį iš vis yra, nieko praktiškai. Aš šiaip pastaruoju metu nėra, kad savo kelionės labai detaliai planuočiau, bet šitą yra max neplanuota. Ir aš anksčiau šiaip turėjau labai baimę nerezervuoti Airbnb iš anksto, nes aš galvojau, kad, jeigu iš anksto neužrezervuosiu, tai liks ten tik patys blogiausi variantai arba liks tik patys brangiausi variantai. Bet aš, kai keliavau į Japoniją, ten būdavo, kad savaitę prieš rezervuoja kažkokį viešbutį, tarkim, ir vis tiek dar būdavo labai gerų variantų. Ir dabar, pavyzdžiui, mes radom labai random miestelį ir nebuvo taip, kad ten pilna tų Airbnb būtų, bet pavyzdžiui, kadangi mes pirkom taip last minute, tai buvo vietoj ten 8 eurų per naktį, kem 6 per naktį. Jo, pastebėjau, kad labai geros kainos būna tiek skrydžių, tiek apgyvendinimo, arba jeigu taip gerokai, kokius 2 mėnesius prieš rezervuoji, arba taip savaitę kokią prieš. Aš dažniausiai taip nepjaustu agurkų, bet aš dabar labai tingiu juos pjausti. Aš šiandien ryte tai pomidorus pjaušiu, tai no judgment. Yra kataleta, kas atrodo kaip šnicelis, skamba kaip kotletas, bet čia yra itališkas, nežinau kas, itališkas kotletas. Nu kaip? Šiaip visai nieko. Iki 10.
7,5. 7,5, man tai 8 tos visas, čia jums ne karbonadai. Tu taip pasakyk, čia būtų ne 0,5 skirtumas. Tai didelis skirtumas. Aš tikslus žmogus esu. Galiu man dar kavos, prašau. Čia, nupirkome kepyklėlį. Oi, realiai parduotuviai. Duonos kažkokios labai skanios. Aš nežinau, turiu kažkokį specifinį pavadinimą, bet tiesiog tokia žiauriai minkšta duona, pertepėm alyvuogių aliejų. Čia prosciutto crudo ar koks? Kotto ir mozzarella. Žinai, kodėl kotto? Kodėl kotto? Nes kotto yra vienas, o crudo yra kažkoks kitas. Wow, you're so smart. Thank you. Vakar pastatėm išskalbt rūbus. Realiai už 1,5 valandos varyti kitą Airbnb. Ir, šiaip dalis rūbų išdžiuvo, bet kai kurie dar visiškai šlapi. Aš dabar džiovinau maikę su fenu ir išdžiuvo sėkmingai. Bet va ką su džinsais daryt? I have no idea. Jaučiu tiesiog kažkur priseksiu prie kuprinės ir vešiu. Arba maišiu kokiam. Dabar keliausim į kitą Airbnb. Mūsų laukia 4 autobusai, 2 autobusai iki kito miestelio, iš ten Flixbusas ir dar ten, kur atvarysim su Flixbusu, dar bus vienas autobusas, ten gal 10 minučių pavažiuoti, arba blogiausiu atveju paeiti valandą. Autobusas. Italijoje tikrai tas dalykas, kad autobusai biški vėluoja. Aš jums norėčiau duoti kažkokį patarimą, kaip Italijoje lengviau gaudyti su autobusais, bet aš ir nesu tikra, ar mes teisingam autobuse. Jis teoriškai varo ten, kur mums reikia, bet man atrodo ir jo laikas buvo kitoks, negu mums reikėjo. Bet teoriškai mes važiuojam tą, kur man reikia. Bet realiai patarimas, kokį galiu duoti, tai tiesiog klaust žmonių šalia, klaust vairuotojo, pabandyti per Google vertėją išsiversti į italų kalbą, ką ten nori paklausti. Ir kažkaip tiesiog tikėtis geriausia. Pas tai 18 procentų. Jo, aš mačiau. Ir kitą kamerą išsikraunu. Turime maždaug pusvalandį iki Flixbuso. Užsisakiau kavos. Man kažkokia žiauriai paranoja, kad čia yra su kofeinu, nors paprašiau be kofeino, nes... Galima aš tada biškį dar atsigersiu, jeigu neparanoja. Jo. Tu gali visą, jeigu nori. Nori? Aš čia paprašiau be kofeino, bet man vis tik kažką paranoja, kad čia galėjo supainioti ar kažką. Nes man kažką tai buvo ir man buvo labai bloga. Tai čia buvo traumatiška patirtis. Aš šiaip esame stoty dabar. Jo, šiaip taip įdomu, čia žmonės toks stotyjo parolį geria. Casually. Tai va, su Flixbusu varysim į kitą miestelį ir dar iš to miestelio. Teoriškai galėtume pėsčiom paeiti 5 minučių, bet aš manau vis tiek važiuosiu su autobusu. Ten 5 ar 10 minučių. Ką mes čia turim? Turim mini virtuvę. Šiaip biškai primena Vilniaus bendrabučių tipo butus. Čia mes turim lovą. O kodėl jis neturi... Ką jis paklotas jo? Žinai, jis atskirai nuo šitos. Ai, gal tu pats turi įdėt? Jo, tu būtų pats turi įdėt. čia turim kažkokį window view. O, visai nice. Kaip, iki to kiemo ir ten kažkoks vaizdas yra. Atsibus, čia manau visai nice bus. Jo. Turim spintą su visokiais. Ir vonios kambarį, kur šiaip gan erdvus yra. Ir čia net balkoniukas yra. Guys, I did it. Voila. Jauku. Čia fucking insane už kem eurų, čia fucking insane, jauku. Kem 6 per naktį, kas gaunasi 2-3 žmogui. Kaip ir minėjau, šiam miestelį mes absoliučiai jokio plano neturėjom. Ir tiesiog tai, kad jis yra pakeliui į Milaną, iš kur yra mūsų skrydis namo, bei kad čia radom pigesnį Airbnb, buvo vienintelis priežastis, kodėl mes čia atsidūrėme ir apsistojom keliom naktim. Šitame Airbnb paliko sulčiaspaudę ir nepaliko aliejus. Ir apelsinų. Ir apelsinų. Kam sulčiaspaudė, jeigu nėra apelsinų? Ai, bet faina, kad paliko šiaip mokos. Kavinuką. Ir kavos. O skani kava kvepia? Well, we'll find out. Nežinau, visai neblogai. Bet galiausiai per šią kelionę mums čia labiausiai ir patiko. Atradom prie namų bariuką, į kurį 2 rytus iš eilės ėjom rytinio kapučino, kuris beje kainavo tik €8. Ir pats miestelis tiesiog pasirodė labai jaukus. Dėl kažkokios priežasties su gan daug vokiečių turistų, antytėm, kurios nebijojo žmonių visiškai. Patikrinom vandenį. Nuo 1 iki 10 šaltis. Jeigu turėčiau rankšlas, tai išsimaudyčiau. Okay, fair enough. Ir pakeliui dar radom pizzeriją, kur valgėm didžiulės ir žiauriai skanias pizzas, kurios kainavo maždaug po 8-9 eurus. Wow. Tada picutė. Oh, shit. Aš tik su kažkiom žolaidą valgau tą pizzą. Kaip skanu. Išsinuomavom dviračius. Kainavo 13 eurų per dieną. Aš kažkaip galvoju, čia bus brangiau. Šiaip tiesiog gan turistinis miestelis ir aš buvau nusteikus, kad mes kokį 3 eurų sumokėsim už vieną dviratį. Bet mes iš viso sumokėjom 26. 13 eurų už visą dieną. Ir mums šiandien žiauriai pasisekė, nes kai mes tik varėm į Italiją, rodė visą savaitę, kad vys. O šiandien
Šiandien visą dieną debesis vaikšto, bet lietaus nebuvo nelašo. Nu gerai, buvo pora lašelių. Aparto, nelašo. Tai dviračiai buvo jaučiu geriausiai. Per šią kelionę išleisti 13 eurų, nes su jais važinėjome visą likusią dieną. Ir supratau, kad čia yra jaučiu mano vienas mylimiausių būdų, kaip tyrinėti naują miestą. Esam dabar stoty Peskieros miestelio ir mūsų traukinys bus už kažkur pusvalandžio ir varysim jau į Milaną, iš kur bus mūsų skrydis. Šiaip dar visą dieną turėsim Milane, nes mūsų skrydis yra 10 vakaro, bet ties tam ir noriu užbaigti šitą vlogą. Tikiuosi, kad pavyko perduoti Italijos atmosferos vaizdų. Tikiuosi, jums patiko šis video. Jeigu norite pamatyti daugiau mano kelionių, tai nepamirškite manęs užprenumeruoti ir visiems iki kitų video.